į klubą Tėkmė. Jis gyvuoja jau daug metų, 20 metų jau turi tas klubas. Tame klube rašo poeziją, rašo prozą, atsiminimus mūsų žmonės, kurie turi meninę gyslelę, kuriems rūpi kūryba, literatūra, kurie jaučia malonumą rašydami ir nori išreikšti savo išgyvenimus. Poetų yra daug daugiau negu prozininkų. Iš tų poetų čia mes atvažiavom pas gerbiamą Nelį paviešėti ir padėkoti už knygos labai nuostabų viršelį. Visi stebėjosi ir visi klausė, iš kur dabar čia Emilija gavai. Tai taip trumpai pasakiau ir manau, kad ras kelią ne vienas literatas čia pas jūs į veisėjus. Na, o šiandien mes čia esame Onutė Baltrukevičienė, gyvena Alytuje, rašo poeziją, labai aktyvi klube, pagalbininkė, galima sakyti, renginiuose, puikiai moteris, dvasinga. Ir atvykęs Romaldas Zabulionis, poetas ir prozininkas, galima sakyti, kad prozininkas, kadangi išleidęs 2 prozos knygas ir abi yra meniškos, abi vertingos, skaitai ir jauti, kad pasakyta yra daug, labai sakinys gali būti ir ilgas, ir talpus, ir meniškas. 2 knygos išleisti, tai jau yra nemažas kūrybos kraitis, o dabar pakely jau į šviesą 3 prozos knyga. Taip turbūt, Romaldai. Taip, ačiū. Taip, na ir aš pati rašau poeziją daugiausiai, bet taip pat man labai prie širdies yra proza ir dėl to dėkinga Neliai už pagalbą, už tą knygą, va čia ant stalo jinai buvo. Taigi, tuo keliu, sunkiu Lietuvos keliu ėjo mūsų žmonės, mūsų tauta. Ir manau, kad ta knyga lyg ir pavyko. Tie, kurie skaitė, ypač vyresnio amžiaus žmonės, sako, ne vieną ašarą nubraukiau, skaitydama tą prozos knygą. Tai va tiek, o dabar turime mes čia eilėraščių ir jeigu jūs leisit, mes paskaitysime, tiesiog paskaitysime. Sekundė. Taip. Mano eilėraštis vadinasi Namo grįžtu. Į tėvų namus grįžtu senu taku, šaltinio vandens rieškučiom pasemsiu. Tėviškai labai seniai buvau, smalsu, mielam gimtinės lenkščiui nusilenksiu. Su upeliu sruvenančiu kalbėsiu, atsisėdęs ant savo mielo akmens, aš atleidimo nuoširdžiai prašysiu, tikėdamas, kad supras mane atleis. Stovėjau prieš 30-metį Baltijos kely, bet svetur laimės ieškoti išvykau, vis siekiau tikslų, palikęs tėvynę, širdį spaudė sopulys, namo grįžau. O čia rugiai jau išplaukia, sunokia, šiltas vėjelis varpomis šiurena, džiugu, gaila svetur metų praleistų, myla gimtinė man jaunystę mena. Aš papločiau. Dėkui. Na, eilėraštį rašau tik progą, kai būna, kadangi renginiuose visi skaito eiles. O aš, kai bandantis rašyti prozą, man daugiau patinka laisvai interpretuoti gyvenimas. Ir aš galėčiau, paskutinį dabar apsakymą, kurį
sudėliojau šiąnakt. Aš neturiu popierius, bet pabandysiu iš galvos. Stebuklas. Baigės mišios atlaidinės. Eidamas pro Karabelnikų būdeles ir norėdamas nupirkti lauktuvių pajutau svajonės prisilietimą. Nežinia, iš kur iš tos baltos rankos mane pabučiavo raudonas radastos žiedas. Vėliau grįžau namo. Tenai žmonės sakydavo, kad mūsų šulinio vanduo yra skanus. O man vanduo, kaip vanduo, nu geri, koks gali būti vanduo, skanus, neskanus, šlapias vanduo. Bet šį kartą, kai aš jau namus aplankau į metus kartą 2, vanduo kitoks. Tikrai pajutau, kad jis skanus. Geriu ir atrodo eina iki kaulų. Prausiuos, akys skaidrėja. Išėjau prie ežero. Ėjau taku, praeinant pro liūną, mačiau, kaip kurkia varlės, žalios nugaros, balti pagurkliai. Žydė lūgnės, lelijos. Atabrado neberadau. Atabradas likęs ant kranto. Sena malūno užtvanka nebesulaiko vandens. Apgriuvus, praleidžia upę laisvai tekėti. Galbūt ateina gal verta mintis, kad ir kai viskas gal nugrius, užtvankos likučių nebeliks, bet šitoje vietoje vanduo neturėtų nustoti tekėjęs. Plaukiu į ežerą. Po pilvu žinau, kad yra daugiau kaip 10 metrų gelmė ir kažkoks paima nejaukumas ir iš to atgal. O juk jaunas būdamas plaukiau tame ežere skersai ar išilgai ir nesukau galvos, koks senai gylis. Paėjęs tolėliau po maudinių, pamačiau upę ant dugno gulinčią lydeką šalia šiekštos. Juoda šiekšta, tamsiai lydekos nugara, bet pagal jos šonų rainumą, uodegą, galvos apibrėžimą aš mačiau didelę žuvį. Ir pirmą kartą gyvenime aš nenorėjau jos pagauti. Aš džiaugiausi, kad ją pamačiau ir atrodo akimis gėriau ir grožėjausi jos grožiu. Valtį bilstelėję irklai, kurio bandė irtis draugas, nubaidė žuvį į vagos duburį. Ir draugas nustebęs pasakė: Romai, o kur tavo akiniai? Kur tavo koliorai? Čiupto neturiu. Pamečiau, nukrito į vandenį. Abu repliuojam pakrantę. Graibam viksmas ten, kur maudžiausi. Nu, nėra mano akinių. Teko grįžti be jų. Ir kai ištiesiau ranką, antrą kartą šiandien pasisveikinti su šulinio kibiru, saulės vaikutis išdavė, kad mano akiniai kabo ant serbentų krūmo šakos. Dieve mano, kiek metų aš su akiniais. O šiandien aš mačiau. Mačiau be jų ryškiai, aiškiai. Tai priskiriu šį daiktą prie stebuklą. O jau buvau pagalvojęs, kad turbūt kaip nėriau į ežerą, mano akiniai nusmuko. Juos rado vėžių daktaras, storas ir juodas, ūsuočius. Juos prisimatavo, kad dar geriau daktariškai atrodytų. Nusišnekėsiu. Apsakymas nepabaigtas, bet taip parašiau. Aš pagalvoju, kad lydeka rado akinius. Man taip iškart pirmas ėjo. Atsiprašau. Galiu visą laiką mėgoti, bet Nelė greitai skaito, aš greit rašau. Bet aš parašau greit, trumpai ir paskiau... Bet palauk, tai tu dabar šito dar neužrašęs.
Užrašęs. Ai, užrašė? Mintyse. Aš galvojau, tik mintyse. mintyse. Aš užrašęs kompiuteryje. Ai, kompiuterį. Pustrečio piršto naudoju. Jau rašydama. nepasimirš. Jau anksčiau vienu pirštu, dabar jau dviem Bet pirštais. klausyk, bet tai Jau klasika nepabėgs ir, mintis. ir šitaip atsimint viską. Nu tai va. Nu, čia mūsų Romaldas nuostabus žmogus. Ai, kad čia nebegirkim vienas kito. Dabar Esam. poezijos parodyti dabar. Truputį apie save pasakyti tai, kad gyvenime teko gyventi ne vienoje vietoje, daugelį vietovių, ar tai yra gerai ar blogai, sunku pasakyti. Negerai tai, kad kraustimasis kainuoja rūpestį ir nervus ir visa kita. Bet pažįsti žmonės, pažįsti tą kraštą, pažįsti kitą kraštą. Gimusi tai jau dabar, sako, Sūduva, Suvalkijoje, visai netoli Lenkijos sienos, yra toks Liubavo miestelis ir parapija, tai ten tam krašte. Bet pokario metais teko gyventi ir Anykščių rajone, netoli Kavarsko tokio miestelio. Baigus vidurinę dirbau ir kolchoze, ir šieną varčiau, ir rugius grėbiau, ir daug kitokių darbelių. O paskui mokiausi Panevėžio medicinos mokykloje, medseserų medicinos mokykloje, kadangi norėjau labai greitai atsistot ant kojų ir pati užsidirbti savo pragyvenimui. Taip jau gavosi. O paskui padirbus sesute, kažkaip man nebepatiko, lyg tai kažko kito norėjausi ir tada baigiau Vilniaus universitetą lietuvių kalbos ir literatūros studijas ir Punioje gyvenome su vyru, labai gražioj vietoje ir dirbau viduriniai mokyklai. O Punia yra žinoma turbūt visiems garsi tuo, kad ten yra Margirio piliakalnis, kuris mena lietuvių kovas su kryžiuočiais. Ir tokia legenda pasakojama Krėvės Mickevičiaus, kad kryžiuočiai užpuolė tą pilį, medinę pilį, ją sudegino ir tikėjosi paimti į nelaisvę daug žmonių ir turtų, bet tik pelenus terado, nes lietuviai patys susidegino. Tai va tokia legenda ir dėl to tas kraštas yra ir įdomus. Gal iš ten išplaukė šiek tiek ir kūrybos, eilėraštį kokį parašai apie Nemuną, apie praeitį. Išleidus 4 poezijos knygutes ir dokumentinės prozos, šiek tiek apie Suvalkiją, o kita ir apie Punią. Ir dabar labai džiaugiuosi jūsų, ponia Nelė, pagalba, leidžiant tą naują knygą, labai jau visi per pristatymą gyrė viršelį, kur jūsų tapytas paveikslas labai atitinka knygos turinį, siužetą. Spygliuotų kelių. Žmonės ėjo ir spygliuotų kelių, o tai buvo tie kraupūs pokario metai, kada kabutėse išvaduotojai supriešino mūsų tautą. Vieni ėjo į mišką, kiti ėjo į liaudies gynėjus. Ir buvo labai didelė nelaimė Lietuvai. Daug žuvo jaunų vyrų, bet jau čia kita tematika yra. Na tai norėčiau paskaityti, aš čia draugiškai mūsų būreliui, kaip jau sakiau, gyvenam beveik prie Nemuno, miestelis mūsų. Tai turiu ir eilėraštuką, kurį parašiau Nemunui, jeigu aš čia jį rasiu. Prie Nemuno saulėlydis, miglos jau kyla, paukščių chorai nutyla šile. Juosta Nemuno žemę šią myli, ramiai gėrisi tamsia giria. Klausau lengvo upės ruvedimo, saulėlydžio gaisrą stebiu. Tas gaisras kovas žiaurias mena, o jas prisiminus kraupu, tarytumei Margiris šaukia į kruviną kovą karius.
Vaidilų giesmė aidi graudžiai, pilį ginti maldauja dievus. Matei Nemune, kovės lietuviai, kryžiuočių piktų apsupti, didingoj liepsnoj drąsiai žuvo seni ir jauni ir maži. Jau pelenus vėjas išpūstė, legendomis tapo žūtis. Nutilę jau kanklės, nesiūs į dangų maldas ir viltis. Šiandien čia ramu, žydi gėlės, po velėna karšti pelenai. Mergaitė su puokšte atėjus, dėkoja už laisvę karštai. Ačiū, kad klausot. Pilėnams. Karai buvo seniau, Gurguolės eidavo, kelių nebuvo. Tekdavo kariams žygiuoti užšalusiam upėm. Tai buvo jų keliai užšalusios upės. Ar priešų, ar mūsiškių karių. Ir dabar eilėraštis Pilėnams. Juodas kryžius baltam audiny ir skvernai apsiaustų krovini, nuvarvėję sužeistųjų ir užmuštų kraujas, laikosi paviršiuje, nes nei sniegas, nei ledas, nei juodas žemės gruodas nenori svetimųjų kraujo. O mintys, kaip akmenys upės dugne sunkios, nulenkia jų galvas. Vasario vėjas pakėlė sniegą, liūdna, kraupi pūgos ir staugiančių vilkų giesmė lydėjo kryžininkų vorą. Jie dūlino upę žemyn, žvilgsnius paguldė ant šalto ledo, praliejo kraują, sugriovė pilį, o pergalės nėra. Ir jokio grobio, jokio vergo neturėjo. Turtus ir viską, kas gyva ar negyva, pilies gynėjai, margio žmonės pasiėmė su savimi ir pas dievus išėjo. Išėjo jie kartu su kaitraus ąžuolo liepsnų liežuviais. Tenai aukščiau nei siekė suvokimas. Pakilo jie kaip dvasių milžinai, brangiausią auką atidavę žemei, o ant ribos, kur baigėsi žydra mėlynė ir verės begalybės vartai, pastatė naują aukštą pilį. Jau daugel metų ten kūrena drąsos ir meilės kaitrią ugnį. Nuo tų netauštančių žarijų ir mums neretą sykį kaista kraujas, o pirštai gniaužiasi į kumštį. Ačiū.